Štai tokią tėvų žinutę Ema rado ir turėjo perskaityti. Jinai perskaitė, kaip žinome, naudodama karnavalinius sakinius su raudonais stiklais. Video man sunku parodyti, kaip jinai pamatė tas raides, todėl aš naudoju didesnį lakštą raudono filtro, kad jūs pamatytumėte, kaip vienos raidės išnyksta uždėjus raudoną filtrą, o kitos išryškėja. Taigi dabar lengvai gali perskaityti. Miegi, mes, miegaliai, pasakos ir paplūdimyje. Klausimas, kodėl vienos raidės išryškėjo, o kitos pasislepia? O tiksliau, raudonas filtras sugeria tam tikras spalvas. Todėl, kad vienos raidės užrašytos spalvomis, kurios turi daugiau raudonos, o kitos raidės užrašytos spalvomis, kurios turi mažiau raudonos spalvos. Taigi, uždėjus raudoną filtrą, spalvos, kurios turi daugiau raudonos spalvos, paprasčiausiai išnyks. Pabandykite patys, galite naudoti kreideles, galite naudoti pieštukus ir rašyti slaptas žinutes. Štai taip, kaip matote. Raidžių chaose išlindo žodis slaptai.